Ir vėl ledinė žolė. Ir vėl šąla. Viskas blizga. Viskas balta, šalta. Ir vėl mėnulis ryškiai šviečia. Ir į vandenį atsispindi. Išsidarko paveikslėlis ir sugrįžta į buvusią būseną. Sako, kaip viršuje, taip ir ant žemės. Bet ant žemės galima sudrumsti, nes viršuj mes nepasiekiam. Protas. Protas tai programos, kurias nuo vaikystės kalė mums. Bet jų galima atsisakyti, galima išmesti, sutraiškyti, sudaužyti. Ir susidėti kokias nori. Ribos. Ribas papasakojo mum. Bet ar mums visos jos patinka? Mes juk galim savas ribas nusipiešti. Kodėlgi ne? Protas veikia kaip kompiuteris. Į kompiuterį rašomės algoritmus. O į protą rašome algoritmus mintimis. Todėl mintis reikia labai stipriai filtruoti. Prieš kiekvieną mintį, prieš kiekvieną ištartą žodį turi pagalvoti. Naudingas tau jis bus ateityje, ar ne? Ką užrašysi, tą turėsi. Ateina negatyvas, spjauni lauk. Dar nepasiduoda, kali 10 pozityvą ant viršaus. Jei ir tas nepadeda, tada yra taisyklė 3x3. 3 daiktus paliesti, skirtingas tekstūras, 3 skonius pajausti, 3 garsus išgirsti. Kažkur tolumoje paukšteliai čiulba, dar kažkur kažkokie agregatai gausi. Bandau išgirsti 3. Bet galiu pašnarinti žolę ir tada bus 3. Va taip mes protą treniruojam. Kaip liūtą. Su mažais mėsos gabaliukais. Įsiviliojam į narvą. Užrakinam duris. Ir pašnekinam tik tada, kai reikia. Tuomet galima gyventi per širdį. Nes kol protas ima viršų, širdis negali atsiverti. O protas jis yra stipresnis todėl, kad nuo vaikystės sistema mus taip formavo. Treniravo protą ir pamiršo širdį. Pamiršo sielą. Todėl ir mes pamiršom, ko čia atėjom. O atėjom patirti. Patirti. Kiekvienas unikaliai. Kiekvienas skirtingai. Kiekvienas užsirašėm skirtingai. Kažkas norėjo išmokti plaukti, o kažkas skraidyti. Dar kažkas gal į kalnus lipti. Visi mes tai patys užsirašėm. O dar kiti gal viską nori išbandyti.
Kodėlgi ne? Kas pasakė, kad galima tai, o negalima kitai? Kaip nori, taip gyvenu. Pagal pajautimą. Pagal tai, kaip širdis sako. Va tai tada yra smagu gyventi. Tada gyventi ir žvengti. Sustoji, pažiūri į žmonės, kokie jie vargšai. Varo autopilotu, kaip žiurkės rate sukasi visą gyvenimą. Ir nežino to savo lemties. Nes pamiršo, kai varai autopilotu ir gyvenimas išmuša, tai pasijunti kaip buvęs hipnozai, kokio tranze gyvenęs. Tada pasaulį pamatai kitom spalvom. Tada mažą šokolado gabaliuką atsikandi. Jis toks skanus. O aš saldainių nevalgiau gal 5 metai. Ir paragavau. O taip gera buvo. Toks skonis ypatingas. Čia pojūčiai buvo čia ir dabar. Ir šiaip valgant labai patinka maisto skonį jausti, įsijausti ir nepliurpti valgant, kaip labai daug kas mes mėgstam. Tyloje valgyti reikia. Ypatingai pyktis negalima. Nes kokias emocijas turi, tokias kartu su mastu ir suvalgai, o po to būni visą dieną piktas ir nesupranti dėl ko. Viskas pasaulyje yra energija. Viskas yra voratinklis. Visi mes vienaip ar kitaip susiję. Niekas nevyksta be priežasties. Ir sutapimų nebūna. Pasaulis gražus. Reikia tik sustoti ir jį pamatyti. Lapai žaliai. Vanduo blizga. Kaip fainai. Mylėkim gamtą. Nešiukšlinkim. Jei pamatėm šiukšlę, galim paimti. Įdomi, kad prieš 15 metų būtent nuo to ir prasidėjo. Mano savęs pažinimas. Tik po to gyvenimas įteškė dar 14 metų. Nes pirmų 10 neužteko. Nieko, dabar jau daug išmokau. Ir raudonas vėliavas greit pamatau. Dabar į hipnozę jau negrįšiu, nes pamačiau antrą kelio pusę. Ir čia daug smagiau. O, kiek žvaigždžių, kokias visas ryškios. Kaip norėčiau, kad tas telefonas pasiektų kaip teleskopas. O ką tik palydovas pralėkė. Varlė arba žuvis pašoko. O trečią garsą radau. Nu, va, tai tiek šiam kartui. Susimatysim sekančios.